Laidą pristato Vilniaus žvėryno odontologijos klinika. Laidą pristato vaikiškų prekių parduotuvė Baby City Toy City, vieta, kur išpildomi visi mažylių norai. Greičiausiai ir tėveliai, ir vaikučiai sutiks, jog mėgstamiausia vaikų veiklą fiksuoti ne tik malonu, bet ir naudinga. Jau užaugus jūsų vaikams, visai šeimai susirinkus bus smagu prisiminti pačias nepaprasčiausias vaikystės akimirkas. Mūsų mažoji reporterė Ema netrukus dalinsis savo mėgstamiausiais užsiėmimais ir ieškos pagalbininkų, kas jai galės padėti išsaugoti piešimo šedevrus. Sveiki, mėly televizoriaus žiūrovai, šiandien aš jums parodysiu, ką moku veikti. Visų pirma, mėgstu suktis iki dangaus. Mėgstu greitai važiuoti. Aš dar labai mėgstu piešti. Einam pas mane į svečius. Štai žiūrėkit, kiek aš turiu daug piešinių. Bežiūrint piešinius, man kilo klausimas. Ką daryti, kad mano piešiniai nepasimestų? Paskambinsiu draugei. Labas, draugė, galėt važiuoti, gal padėti? Laukiu. Ema, girdėjau, kad tau iškilo klausimas, kaip išsaugoti tavo piešinius. Iškilo? Tai žinok, aš tau noriu parodyti būdą. Mes su tavo tėveliais jau išsaugojom piešinius tavo labai gražioj knygutėj. Nori pažiūrėti, kaip atrodo? Kas čia, pasižiūrim? Kas čia tavo pavyzdė? Čia duobės vanduo. O čia? Kas čia pavaizduota? Vanduo teka ir ryšys. Čia kopėčios, čia aš. Tai, Amute, tavo piešiniai dabar saugus? Taip. Labai ačiū jos. O sunku tėveliams tai padaryti. Kol aš papasakosiu tėveliam, ar tai sunku padaryti, tu papiešk, gerai, ir pažiūrėk kitas knygutes. Pirmiausia, tėveliam reikėtų atsirinkti piešinius, kuriuos jie norėtų sudėti į knygą. Tikrai vaikai jų turi šimtus, tai nenorėkit iš karto visų ir sudėti į vieną knygą. Atsirinkite pagal temas. Galite juos nuskanuoti arba tiesiog nufotografuoti. Atsirinktus piešinius susikeliame į programą veikiančią internete. Ten yra šablonų, kuriuos galite naudoti, kad jūsų darbas būtų lengvesnis. Jeigu ne, tiesiog tėveliai galite susidėti ir susimaketuoti būtent piešinukus taip, kaip nori. Dėti tik piešinuką, tam tikrą tematiką, papildyti nuotraukomis, galite visada papildyti metais, kada tai buvo piešta, arba netgi užrašyti tikrąjį piešinio pavadinimą. Programa yra tikrai nesudėtinga, jinai yra lengvai perprantama, joje galite rasti įvairių pagalbinių priemonių, kaip paveiksliukų galerija, ne? Galite pasirinkti fonus, jeigu ne, visada galite panaudoti netgi fone vaiko piešinį. Susimaketavus knygą, jos pagaminimas užtrunka 3-4 dienas. Ir štai kur bus, kur nebus, turite nuostabią dovaną tiek artimiesiems, tiek pačiam vaikui. pagalba dovanoju tau savo piešinį.
Ačiū Ema už piešinį ir tikiuosi, kad kitų vaikų piešiniai taip pat bus saugiai išsaugoti knygose. Iki!